Nu, sveiki visi, vėl šiandien turim Plungės kalbą podcastas, svečiuose vėl turim Ritą Raukaitę, Vaitiekūnę, Taip. filmuojam antrą dalį. Tai jau, galim ir pradėti. Tai gal papasakoji, kaip prasidėjo tavo veiklai kaip jaunimo direktorė? Kaip jaunimo centro direktorė. Ne? Tai pirmiausiai vėl labas, labai fainai čia būti. Galvoju, gal įsijungs žemaitišką kalbą, man toks lengvoms ir su ta žemaičių kalba, tai fainai. Žemaičių. Na, galvoju, tokia, tegul būna antrus podcast žemaitišką. Ką prasidėjo mano kelionė kaip jaunimo centro direktoris? Iš tikrųjų, tom pasiūlymą keliauti į konkursą direktorius pareigas užimti, aš buvau pirmą kartą gavus prieš kokius gerus 4 metus, gal netgi 5 metų praėjai. Ir aš ėjau į tom konkursą ir kartu su manim keliavo ir Egidijus Vaškelevičius. Gal atsimenat, nežinau, ar teka matyti, girdėti, kai jaunimo centro direktorius buvo Egidijus, tai mes kartu keliavom į konkursą ir runca tom konkursą laimėti labai minimalią apos balą. Žodžiu, kad mane iki tos direktorius pareigų trūko lašėlį. Ir po visko aš įkūriau ANA saviugdos ir savirealizacijos centrą. Ir tarytum gavos toks mano kaip įsipareigojams, kadangi ten saviugdos centrus buvo įkurtas pagal projektą, buvo įsipareigojams, kad aš šiandien turiu dirbti pilnu etatu ir tarytum aš kitų pareigų dirbti negalėjau. Ir visą laiką, kai keisdavos direktorė, kai išėjo Egidijus, aš sulaukdavau skambučiaus, Rita, gal nori vėl keliauti į konkursą. Bet aš jau net nebegalėdavo vėti tom konkursą, nes tiesiog buvo visi pareigojus dirbti saviugdos centre. Ir kažką, paskutinį sykį mano draugė sako, Rita, žinok, yra vėl yra iškoms direktorius, į konkursą. Ir aš galvoju, kaip įdomu, kad pas manęs gyvenime vis ateina tai pasiūlymą. Mano mąstymas yra toks, kad jeigu gyvenim kažkas pasikartuo, kažkoks tai pamokas, kažkokias situacijas su draugas, bet kas kartuojas, tas to ir prasme. Ir tai ištink ne veltui. Aš tiesiog taip mąstau. Ir aš tada pradėjau galvoti, tai buvo koks 4 ar 5 pasiūlymas monėti tas pareigas į konkursą. Ir aš galvoju, gal čia ir kažkoks ženklas, gal aš čia turiu kažko eiti ir padaryti tam jaunam centre. Ir tiesiog aš sugalvojau, galvoju, paskutinį kartą ėjom, ką bus taip. Ir taip galvos, kad viskas ir laimėjau už tom konkursą ir atsidūriau jaunimo centre. Ir tas pojūtis maniai buvo nuo pat pradžių, kad čia ir man veita. Taip atrodo viskas su tokiu lengvumu, paprastumu, viskas aiškiai. Ir vat. Ir dabar aš suprantu, aš aiškiai žinau, ko aš turiu padaryti, aš turiu aišku žinojimą, kas kaip dar turi atsitikti, kas kaip dar turi būti ir keliauju į to. Labai fainai, vis laik turi tų šansų imti, jau gauni. Taip. Aš čia pasikartoju kelis kartus, labai fainai. Jo. Čia yra galimybės, žinai, kartais mes tų galimybių ir išsigostam, nes anos atrodo būn didesnis negu mes. Anos kel iššūkius, anos kel kažkokį baimį galbūt. Ir kartas yra baisonas priimti. Tom pirmą kartą, pavyzdžiui, kai man buvo pasiūlyti keliauti į direktorius pareigas, aš neturėjau dar tai kompetencijų, kiek aš dabar turiu sukūrus. Ir aš suvoku, kad aš turėjau tam, kad būtum taip, kaip yra dabar, su tom kompetencijom, kiek aš visko esu sukaupusi žinių, nuo marketingą, nuo coachingą, kolektyvą valdymą, lyderystės. Ta prasme, aš tiek žinių sukaupiau per tom visą laikotarpį, kol turėjau ANA saviugdos ir savirealizacijos centrą, kad aš tiesiog paaugau ir aš labai išsiskleidžiau. Tai kiek aš dabar galiu duoti jaunimo centro ir kiek aš tada galėjau duoti, tai yra 2 skirtingi žmonės ir 2 skirtingi dalykai. Ir aš džiaugiuosi, kad prieitasyk susidėlioja taip. Atrodo, galėtum priimti, kad tu savo čia buvo nesėkmė, man nepasisekė, aš nelaimėjau tom pirmą sykį konkursą. Bet aš suvokiu, kad ne. Aš turėjau paaugti iki to, kad aš tiek daug dalykų suprasčiau, kiek aš dabar suprantu, kiek mano suvokimas ir pasikeits. Ir kaip mes su kolektyvu kartu,
kaip komanda galėmėti ir prieki ir kurti dalykus. Ir kaip žmonės dirbantis, tiek jaunimo centri, tiek ateinant jaunuolė, tiek savanoriaujant, tiek pats jaunuolė, kaip anie visiškai kitaip gal skleistys. Nes aš pasikeičiau ir mano matims kitoksa. Tai kont to visų pasidalinim, tai vienas dalykas taip, galimybės reikant priimti, bet kartas, kai tos galimybės ateina, nereikia ir nusivėlti ir galvoti, kad reikia savo pasaulį pabaigti. Nes kartas galbūt reikia patirti kažkokius tai dalykus, kad tu galėtum išsiskleisti, patirti ir galbūt dauti tai, kiek tu iš tikrųjų gali dauti. Ton vis potencialą, kad išskleistum. Nes aš dabar jau tūs potencialą savo išskleidojant. Ir daug daudojant. Aišku, ir mūniai daug grįžti, kas irgi ir be galo svarbu. Tom, ko daudi, kad tai ir sugrįžtam kažkuok, tai galbūt finansiška, tai galbūt per žmonės, tai galbūt per santykius, tai galbūt įvairiom formom. Bet vidau tu turi jaustis, kad tom kiek daug įdėti, kad tai kažkokiu būdu ir grįžti. Tai va ir aš tam jaut, kad tas apsikeitėjimas ant sair. Nepasidavėti, pasiekėt savo tikslą. Taip. Jau po bišką augiau geriai. Taip. Visokius įgūdžius gerinti. Taip. Visiškai. Čia gera pamoka, reikia nepasiduoti niekada. Jo. Jeigu nori pasiekti tikslą kokį, tai sieki, kažkur pasiekti. Ir kartais ne tik, žinai, tas nepasidauti, starytum savį to ar tuok kovot, žinai, kada nori nepasidauti. Kad, kai tu įsivaizduoji, pajausi, nepasidauti. Tai atrodo, mane net kumštė susispaudžina ir dabar čia tu turi ėti į kažkokį kovą, žinai, kovoti. Bet nepasidauti tokią energiją to, bet nereik mums kovoti, mums tiesiog reik būti tuos veitos, kur mes jautamės gerą, kur mes jautamės augantis, kur mes jautamės džiugesi ir ta energija, tas augimas mums automatiškai įvyks. Ir tada nereik tau kovoti ir nepasidauti, žinai, bet tau tai reik būti ir užaugti tam, kad tu išsiskleistum. Nereik kovos, tai reik tiesiog mokytis augti ir ėti. Kuo daugiau lengvom, su lengvom. O jūs turėjot kažkokį, kas jums palaikė tuo metu, draugą ar vyrs? Iš tikrųjų, aš palaikymą labai mažai sulaukiau. Mano tas gyvenimo momentas, ypatingai, kai aš Anos saviugdos savirealizacijos centrą įkūriau, tai aš palaikymą turėjau 0. Visiškai, mane viską tik sakė, Rita, koks tu čia nesąmonės dirbi? A tu žinai, kaip čia dabar tau bus, iš kur tu finansų gaus? Aš tiek daug gavau negatyvą, aš tiek daug esu praverkusi, o Dieve tu mano, žeminėmis savęs, galvoju, iš tikrųjų, koks aš čia nesąmonės dirbi, ko aš prisigalvoju. Bet aš vis laik vidau turėdavau tokį aišku pojūtį, kad taip to ar būti. Tiesiog aš labai aiškiai jaučiau, ko aš turiu eiti ir ko aš turiu daryti, kai jau aš ton Anos centrą įkūriau. Ir atrodo, čia tokį dabar galvos, kad nieks nepalaikė. Tai neteisinga, sakau, didžioji dalis, 90% žmonių manęs nepalaikė ir mano žmogus dabartinis vyrs, bet unsa manam palaikė belenkiai. Tai unsa buvo tas uost, žinai, kur vis pasaulis atrodo, sako, koks tu čia nesąmonės dirbi, ko tu čia prisigalvoji, iš vas plaukioji. Ir tas, kur tu gali sugrįžti, pasidalinti, būti visiškam atvirumi, visiškam leidim savo būti taip, kaip būnas, ir su to mašarom, ir su to jauku, ir su to džiaugsmu, ir tami saugumi, kad aš tiesiog galiu būti taip, kaip ir. Ir to viena žmogaus užteka, kad aš atsilaikyčiau visam kitam. Nes aš čia, žinai, galėčiau sakyti, kad kai mes vidau turėjom vidinį stiprybę savo užaugant, tai labai lengvai ir tarytum atsilaikyti prieš ton, žinai, minę žmonių, katrai sak ne. Nes nei brolis, nei mama, nei draugas, nieks nesuprato, ko aš darau. Visiškai, nieks nesuprato apie kontalą, koks čia nesąmonės vyks. Ir atrodo, tu turi užsiauginti, žinai, to vidinę jėgą pasais, kad tu atsilaikytum. Bet kad klausiams, o kaip ta jėga užaug? Kaip tu gali užaugti ir atrasti savį stiprybę, užaugti ir suprasti, kas tu esi, ko tu darai, jeigu vis tavam palaikai ir viskį ir gera. Dabar buvau mokymuose savaitę tokiam festivalė ir ten viena mergina dalinas. Sako,
aš tiek daug darau ir žmonės manim palaika ir aš galvoju, kada ne jis sako, anei melau, kad aš čia gerą darau. Ir anei čia, tiesiog tokia melavimo jausmus yra. Taip, nes tu vidau nežinai, tu nes vidau tikrus. Ar tu iš tikrųjų gerai ėjai? Ir kai tavam palaik, tu pradėt galvoti, savo, ar iš tikrųjų čia viskas yra gerai. Bet kai tavęs nepalaika, tu vidau turi galimybę sugrįžti į ton savo vidinį pojūtį. Ir tada atsiranda tą tokį, vidinį tarytum kovą, atsiranda ir tas toks nors tarytum įrodyti. Ir atrodo, grįžti ir galvoju, savo, bet tai iš vidau žinau, ką yra. Ir tas palaikymas, unsa nėra toks stiprus, tavi sugražinams į vidų, kaip nepalaikymas. Ir žinai, gali paimti ir pykti, savo, monis nepalaika, kas buvo iš pradžių, aš iš tikrųjų pikau ir daug pykčiaus jaučiau, savo, čia monis aplinka nepalaika ir kokie čia visi blogėti. Bet per laiką, kai tas nepalaikymas manam tiesiog sugražina į vidų, nes įsivaizduojat, visą minę stovą ir sako, koks nesąmonis tu darai ir kur tu gali rasti ton stiprybę. Tik tą vidau pasižiūrėjus, savo, bet, aš žinau, kad aš tiek noriu. Bet aš iš tikrųjų žinau, kad va čia yra teisybė. Ir aš iš tikrųjų žinau, kad čia yra kelias. Ir kai aš tau keliu einu ir mano energija, kuras. Ir čia, savo, atrodo, dar daugiau noriu daryti. Va čia yra tai, kad tas išorinis prieštaravimas, mums iš tikrųjų tavam sugražina į vidų. Kad sugrįžti į vidų ir suprasti, ne, aš iš tikrųjų taip noriu. Arba kaip tik tu nuleidi rankas ir galvoji, iš tikrųjų aš neturiu tos energijos daryti. Ir vienu ir kitu atveju tai yra pagalba tau, bet tas išorinis prieštaravams, pagalba tau, kad tu sugrįžtum į vidų ir pasižiūrėtum. O kaip aš iš tikrųjų noriu? Ar aš turiu vidaus stiprybės ir jėgos ir iš tikrųjų tuo noriu atsilaikyti ir žengti to noriu? Ar iš tikrųjų ne, aš neturiu ir jo, ta išorė, tik tas rodo, kad ne, aš neturiu stiprybės ir gal aš kažkur kitur noriu. Mano atveju tai mano užaugina. Ir dabar, ko aš jautu begalį dėkingumo visiems tiem žmonėms ir toms situacijoms, katros susikūrė, nes aš tom perėjau ir aš supratau, kiek ta Ana, atrodo, dabar Anas nėra, ne? Praeitį 5-4 metai ir Anas nebėra. Ir vėl čia galėtum galvoti, savo nesėkmė, tai jie nebuvo teisūs. Tai kur aš čia jau nebuvo teisūs, kad čia nereiktos Anas. Ne, aš praėjau ton etapą, su Anas centru, aš užaugau, aš patyriau ir pasėmiau visas tas patirtis, ko man reikėjo. Ton gebėjimą viešą kalbėti, drąsą veikti, netgi tada, kai žmonės sako, kad nesąmonis dara. Sugrįžimą į ton savo vidinį ašį, vidinį žinojimą, vidinį stiprybę, gebėjimą veikti ir tiesiog susilygiavimą ir drąsą, žinotų, idėjas generuoti, eiti tas idėjas, daryti dalykus, kad nieks nesuprant, ko tu čia dirbi. Bet tas vidinis žinojimas, tai mata, kiek daug dalykų aš pasėmiau iš Anos. Ir aš ton susirinkau ir viskas, man tai pasileido. Ir aš tiesiog perėjau į kitą etapą, į jaunimo centrą etapą. Katram visą tai, kas čia buvo, tukšt, aš dabar tom pritaikau ir aš einu. Ir kažkur matėtės kažkoks kats etaps. Jaunimo centrą etaps unsa pasibaigs. Nes gyvenimas unsa vyksta tapas. Ir nereik, žinai, įsikėpti, kad čia tik tas step. Aš užaugsiu, žmonės šalia manęs užaugs, situacijas pasikeis, viskas pasikeis. Gyventi su tau lengvumu ir suvokimu, kad gyvenams yra tapas. Ir jūs, 12 klasių pasibaigė. Čia buvo etapas. Jūs pasiėmėt viską, ko galėjot ir dabar einat į kitą etapą, studijų etapą, kur jūs vėl rinksit patirtis. Jūs auksit, suotinsitės ir tada perės į kitą etapą, gyvenimo etapą, kai studijų žinias jūs turėsite pritaikyti. Tai vienas dalykas, ko norėjau pasakyti, kad nebijoti būti tos etapus ir tus etapus išsemti iki teik, kiek tas semas ir nebijoti būti savo ašiai, girdėti tai, kas vyks mano vidau. Nes pasaulis ir išorė
gal labai daug dalykų sakyti, duoti, prieštarauti. Kartais tame yra tiesos, reikia nebijoti išgirsti ir pasiimti, nes ta kritika ir tai žodė gal rodyti irgi ton kelią, kur aš galbūt iš tikrųjų man reikia kažkokį kryptį rinkti. Bet ton daryti su visišku sąmoningumu ir su jautimu savęs. Ar aš priešinaus dėl to, kad aš jautu ton, kon išorė sako, kad tai ir teisybė ir aš nenoriu to priimti? Ar aš priešinaus dėl to, kad aš žinau, kad vidau, kai yra va tep ir aš turiu būti tep. Tai čia toks susijęs, žinai, su to pirmo podcast'e mintimis, kad ta savistaba ir savęs stebėjams ir sugrįžėms į ton savo vidų, o kas aš esu, kaip aš jautu ir kaip aš noriu, mums labai padeda išbūti tus etapus. Tus etapus įrinkti tas pamokas ir tiesiog keliauti per gyvenimą su tom pamokom. Nebijoti bandyti ir svarbiausia, bandymą momentį jausti savam. Kas aš esu, kaip aš noriu ir ko mano vidus sako, kaip turbūt. Tai aš dabar nebežinau, pamiršau biškulio, koks tas klausimas buvo. Draugų palaikym turėti. Jo, ar draugų tai nebuvo. Bet dabartinėme etape, kai aš surinkau tas patirtis ir aš dabar esu jaunimo centre, tai žinokit, aš palaikym turbūt teik. Bet man to palaikymą nebereik tokį, žinai, pasitvirtinimą. Nes dažnai, kai tu darai savo kažkoks dalyks, kur tu nesi tikrus, nes pavyzdžiui, kai aš buvau Anos centre ir aš vidau nežinojau, nebuvau to savo ašį, aš tik norėjau tuo palaikymą. Ir tas palaikym nebuvimas man buvo tokį didžiulį kančią ir aš tik praverkdavau, jergau, kodėl manis nieks nepalaika. O tu nepalaik, kad man reikėjo surasti savam, kad aš turėjau surasti savo aš. Ir dabar, kai aš gaunu palaikymą begalybę, kur pe pasisoks, aš jautu tom palaikymą. Nes vienas dalykas, aš ir savam palaikau. Aš ir palaikau ir savo kelionį, tai aš savam palaikydam, aš gaunu ir iš išorės patvirtinimą, kad jo, viskas yra okei, žinai. Ir man dabar tas palaikymas yra tiesiog toks dėkingoms ir džiaugsmus. Bet maniai to palaikymą nebereka pasitvirtinimą, kad aš čia gerą darau. Manunsa yra kaip papildoms dėkingoms ir džiaugsmus. Toks, ir dar toks, žinai, dalinimasis, kad manim palaika, tai reiškia, aš skleidu ir daugiau gražius dalykus. Žinai, toks atrodo, kad aš jautus besiskleidant ir tas mano skleidimasis, mums atrodo ir kitiems daugiau tų gražių vaisių, gražių jausmų. Va toks, žinai, jausmas ir kai jau palaika tada, kai aš savam palaikau ir aš esu savo ašį. Kai nebereik to pasitvirtinimą. Nes kai nebuvau ašį, man reikėjo palaikymą kaip pasitvirtinimą, kad aš darau gerą. Ir tas susilygiavams daug, va tokį džiaugsmingą, žinai, energiją. Tas draugų palaikymas atrodo pradžio galbūt labai svarbus, bet jeigu tu pastovi negauni, tada gauni negatyvą daug, tai po to tampa atsparus anam toks. Taip. Ir toks gali tiesiog pats užsiaugintus pasitikėjim ton, tobulint savim ir viskas. Taip. Ir labai gerai, po to tas palaikymas niek nebereiškia. Jo, tik tai, žinai, čia irgi yra svarbus momentas, kad kartais atrodė to palaikymo nebuvams, galbūt iki tiek skaudus, žinai, kad man iki tiek skaud, kad aš užsiauginu šarvus, kad mane nebereik jūs palaikym, aš darysiu. Bet čia vėl atsiranda kova, žinai, kad aš kovoju prieš kitus. Tai tos kovos nereik. Geriau to palaikymą nebuvimą pasiimti savo. Gerą, o kon manim mokan, dabar manis draugą nepalaik, kon aš galiu iš to išmokti. Apie kon tai yra. Ton savo pasiimti ir rasti žmonių vieni nepalaiką, bet o kas yra tas, kas manim palaika? Nebijoti susirasti erdvį žmonių, kad reikia palaikytų. Nes pačio pradžio to palaikymą reikia. Mano palaikymas buvo man vyrs. Katro energija buvo tokia stipri, kad man daugiau niek nebereikėjo. Aš tiesiog taip saugė jaučiaus dalintis ir būti savim, tam nepalaikym, kaip tam kas buvo, kad man tiesiog nereikėjo. Bet pavyzdžiui, draugų rat,
Jeigu ne vieni draugą nepalaik, tai iškuokit grupės žmonių, kad palaikytum. Gal tai bus kažkoks būrėlis, gal tai bus gal patys jūs susikorsit kažkokį bendraminčių grupį, kad robūsės ir galės dalintis ir korti, žinai. Nu, aš paimsiu dabar ką pavyzdį podcast. Aš nežinau, kiek jūs palaikėm susilaukit ar nesusilaukit, žinai, nežinau, kaip kas yra. Bet nusakykėm, atėn mintis daryti podcastą ir visi sako, ai, kokį nesąmonį, koks šitas podcast yra. Ir atrodo, tu viens pats būsi, tai labai sunkiai atsilaikyti tą energiją, žinai, nepalaikymą, su tą mintim, kokį čia nesąmonį yra. Bet jeigu tu surondi grupį žmonių, kad reidek to, žinai, nu, pavyzdžiui, jūs dabar turit praktiškai 2 komandas, ne? Ir jūs, sakykime, degat tą mintim, podcast'ą darėm, tai jūs esate kokie 6-8 žmonės, kad degat to ir įsivaizduojate, jeigu jūs kaip kumštis, viens kitą palaikydams, duodams viens kitam stiprybę, duodams viens kitam palaikymą tau sunkiu momentu. Nes faktas, kad einant į procesą ir dedant kažkokius žingsnius, ypatinga kurant ton, ko dar nėra, apskritai, kurant kažkon, kur reikia eiti į išorį, į žmonės, kur reikia kalbėti, kur yra viešoms ir apskritai, kur yra daroms kažkoks dalys, katras ir fains ir katras jums patink, nu, uns gal susilauktų nepalaikym. Ir tame proces kiekvienam iš jūsų gal kelti kažkokį sunkus momentą. Perdegams, vidinis sunkoms, prieštaravams kažkas nori vadovauti, kažkas nori būti to vadovavimo pozicijoje, kažkas gal ir lyderiauti ir tada gal kažkokį susiteikti ten 2 vadovą, katrie nori vadovauti ir nesusitarti. Jūs esat grupė ir komanda, pas jūs gal būti visko ir tai ir natūralus procesas. Bet tik tas jūs tai perėdami, kalbėdamiesi, vieni kitus palaikydami, jūs to galite perėti. Ir konfliktą, ani dar daugiau valgojant. Tai dabar, nu, tokios bendraminčių grupės, ne, tarytum perėjau dar į kitą, atrodo tematika, bet ko norėjau pasakyti, kad jūs kaip komanda, jūs galite vieni kitus palaikyti ir jūs turite vieni kitus palaikyti, būti atviram tam priėmim, kad jums kiekvienam yra sunkiai ir jūs kiekvienas kaip žmogus išgyvenat vienus ar kitus procesus. Tai palaikykit, girdėkit vienus kitus ir būkit to bendraminčių komando. Tada yra žymiai lengviau atlaikyti tą išorę, kad yra nepritam. Ir kad į kon kortumėt, ir kad į kon darytumėt, jeigu vieną draugų grupį nepalaik, iškuokit bendraminčių, kur jūs jaustumėt tom palaikym. Kur jūs jaustumėte saugus dalinties ir paverkti, ir atsiverkti, ir pabūti tam silpnumi pažeidžiamum, ten, kur galite jausti saugus. Nes tai jau gan ir tai padėt perėti vaton, nu, vidinį stiprybę atrasti. Ne tom, kur aš kovoju, užsidedu šarvus ir aš dabar visam pasauliu parodys, koks aš esu keits. Čia ir kovos energija, ana nėra kurant, ana yra graunant. Kurant energija yra ta, kad aš priimu visas pamokas, aš savį jautus vidinė tisuo, a ne vidinė tisuo ten, ko aš šiandien, ko aš darau. Ir aš vis tiesiog su ana keliauju. Tai auginkit ir klauskit vaslai, o ko manam tai mokan. Kai jūs taip su savim pradėsit kalbėtis ir kiekvieną situaciją, ypatinga ta, kad yra skaudi, klausit, o ko manam tai mokan. Ne tai, kad va tas ir blogs, uns ir kalts, uns čia dabar taip dar, bet ko manam tai mokan, jūs pamatysit, koks jūs asmenybės tapsit. Jūs netapsit tos, katros en pagal minę. Jūs taps individualistą ir keliaujant į priekį lyderę. Jūs lyderiausit savo gyvenimus ir korsit tokius dalykus, katrų vieni nedrįst korti, bet jūs drįst, nes jūs dirbsit su savim ir jūs vidinį stiprybę savo auginsities. Tai nebijokit su savim kalbėti. Saktai, kur kalba, žinai, tokie atrodo biški keist. Aš jau net į parduotuvę kartu su savim kalbu, žinai. Palauk, ar aš noriu, nenoriu, čia dabar tu būtų. Ai, ne, gal nenoriu. Jau iki to klygiaus. Tai biški keista, okei, aš ledu savo to daryti. Man ir pasitaikė. Pasitaikė, ne? Nu tai va, leiskit savo vidau kalbėtis. Ir va, ypatinga tus dalykus, kad yra ir skaudus. Mokykitės, nes visa situacija senos tik tą saugą. Niekas nenori jums pakenkti, jūs skaudinti. Gyvenams nori jums užauginti į ton žmogų, į ton asmenybę, autoritetingą savo asmenybę, kad jūs norite tapti.
Nu, jaunuolė gal dar kiti ir nežino, ko nori būti, žinai. Bet atėjęs tūksamets, kai jūs žinosit. Ir tas kalbėjom su savim, pokalbį su savim, un su jums įton vet. Jūs galite net neįsivaizduoti, žinot, be ko galite tapti. Iš tikrųjų, tas, kaip sakėt, filosofija. Pas man ir. Bet aš leidžiu savo tau būti. Nes, nu, tai yra apie mane. Aš, žinokit, kiek aš gyvenimą savam kunkindavo, visą kitą, o jergau, tu man ir draugą, ten būdavo, o jergau, ryt tu vėl filosofauji. Aš priėmiau, tiesiog aš kitaip nemoku ir aš dabar net nenoriu kitaip mokėti. Man taip ir lengviau ir primons ir tai žmonės, kad jiems patinka man filosofija ir aneisiamas iš to kažko savo. Tai kuras aplinkau toks rats, kad ramiai priimtum tai, žinai. Tai va, gal po to jaunimo centro direktorius tapsit filosofijai. Gal, ko čia gali žinoti. Ir gal kits setups bus toks. Fainas, iš tikrųjų, labai protingai išnekat. Buvau vakarų regioninį konferenciją su Lietuvos moksleivių sąjunga, tai irgi jūs lektorė buvo, tai irgi ten fainai buvo. Pateka, ne? Ką fainai. Nu, mano tokį vieną ir svajonę, žinai, ir yra. Man svajonė ir tapti lektorių. Man tikrai patinka, aš be gal bijau. Man kiekvieną kartą, žinokit, yra iki pykinimą. Žmonės nesupranta, nes aš scenoje esu kai 10 metų jau, vieš kalbėjim. Kalbu belenkiek metų, bet kai man reikia į sceną, bet paskui atvesti, ar apskritai vesti renginį, žinot, manim teik pykai, aš noriu verkti, mano smegenys užsiblokauna, aš nebesuprantu, kas man vyks, aš turiu didžiulį baimį tam. Bet tau pačiu aš vidau teit, noriu būti ta lektorė ir kalbėti viešą. Nu, bet po žingsnėlį einu į baimę, žinai. Ir šiaip, ko yra, žinokit, didžiausia baimė, ten reikėti. Ten ir slepas didžiausia torta. Ypatinga kalbant apie savirealizaciją. Apie tom, ko aš noriu būti, ko aš noriu daryti. Tai ko labiausiai bijot, ten reikėti. Ir nepatogia, drebvas kūnus, atjunkinės smegenis, bet tai nėra didžiausias duovans ir tai nėra tas kelias, žinai, kur tu iš tikrųjų bus laimingas ir kur tau, tiesiog skleisės dalyką. Tikrai, manau, galėtume tapti lektorį tokį ant scenos. Tai laikom, tie du žingsniai, žinai, čia nėra. Manau, pačiai reikti po... Užaugti. Siūlytis visur. Taip, ir užaugti reikia kito, žinai, čia vėl yra augama taps. Po žingsnio, pradedi nuo kažkokiek mažesnis. Ko aš dažnai iš jaunimo gardu, žinai, esam dirbti, žinai, kur nuok dėdelis pinigus, žinai. Tai čia toks dėdelis, nors viskas gerai ir su pinigų noru, čia ir labai viskas super, norėkit didelių pinigų, viskas ir su tau ok, bet nebijokit įdėti pastangų į to, nes norėk užsiauginti savam, žinai. Tai kokį dabar dėdelį dalim, aš tos lektorys, pažiūrėjau, paskaitus, nu šans darau nemokamą. Nu dabar jau pradeda tėti, žinai, kad ten finansiškai kažkoks mažesnis, didesnis sumas, bet buvo dėdelis laika dalis, kur aš tiesiog darydavau to nemokamą, nes man reikia kito užaugti. Nu tu turi gyti kompetencijų ir dalyką, šiaip savo neatsitinka. Ten, kur nori būti ir ko nori daryti, taip tvirtas tu vėdams, žinai, kur, ten pasižaisti, tokie žaidimą, jau kelias, gal ten didelių pastangų ir nereikia. Bet tai, jeigu nori būti autoritetingas, pripažins, priimams, tu turi dėti pastangų ir tu turi dirbti ties to, auginti savam, kad tu atsidurtum ten, kur nori būti. Ir šiam dalyką taip neatsitinka. Gal, žinau pavyzdį, kur dalykas apie tai, kad sėkmė iš tai, kad didžiulį, bet žmogus nežinojo, ko daryti su tą sėkmę. Mums nepasiruošęs tos sėkmės priimti, mums neturi kompetencijų, kaip ton sėkmę išlaikyti. Žinai, verslininkė, ten buvo mergina verslininkė, kad tiesiog pradėjo tiek užsakymą žinomoms, užsakymą, ana nebespėjo padaryti dalykų, ana nebespėjo padaryti užsakymą, ana nebežino, ko daryti. Ir ana vis tiek reikėjo mokytis, kaip to sėkmė būti, kad ton sėkmę išlaikyti. Žinai. Tai tai dalykas šiaip neatsitinka. Jiems yra užaugama, tai nebijokit užaugti. Ir tai pinigai atės. Būtina tos dėdelis pinigų sumas, katrų jūs norat, 1000, milijonas. Jeigu jūs dirbsit, įdėsit pastangų,
auksit į tom kryptį, anos būtina tes, būtina 100%, žinokit. Jo. O tu vaikystėje irgi taip ant scenos kalbėdavot, ar irgi užaugot? Šiaip aš Neturėdavot vaikystėje tos buvau baimės? labai dros. Aš vaikystėje buvau belenkiai dros. Tai būdavo hebra vakų, reikėdavo vėti kokį trešinį prašyti, žinai, pas kaimynų. Rita, prašyk trešinį. Aš taip nevarau pirm. Labą dieną, gal ateit pas jūs trešinį pavalgyti? Žodžiu, būdavo be galo drosi vaikystėje. Bet iš tai kažkoks momentas, gal paauglystėje, aš labai užsiblokavau ir aš tiesiog užsidariau. Nustojau drąsiai kalbėti, nustojau reikštis, nustojau būti ryški. Kur aš vaikystėje ir labai ryški buvo. Mums visur buvo daug. Kaimų, manam, ten visi žinojai. Ta raukaitė buvo tik nepatogi, tik biškušknisojant, tik lendojant, kur nereik. Tuoj buvau. Ir užsidariau, bet dabar vėlo. Tas saugojimo procesas žina, kad atsiveria po biškuliok. O kažkur įsitraukdavot į kažkokį savo narystę? Ir šiaip, ir taip, ir ne. Žmonės galbūt būdavo, aš turėdavau būrėlius, katrus norėdavo vėti. Mano laikas nebuvo taip populiarus savanoriauti, žinai. Bet pas manęs vis laik būdavo toks nors padėti. Aš vis laik buvau tiesiog tokiam natūraliam, nori padėti. Tai jeigu kokį nors auklėtojai kažko darydavau, aš ėdavau padėti. Jeigu reikėdavo ten suklas kažko daryti, aš ėdavau, aš įsitraukdavau, aš papildomą dalykus darydavau. Tai tokios kaip savanorystės pas mus nebuvom populiari visiškai. Ir aš vieno neįsitraukdavau, bet tiesiog pas mus buvo natūralus nors padėti, žinai. Ir aš vis laik ėdavau. Bet kai jau ta savanorystė atsirado, tai mano pirmoji savanorystė iš tai, kai aš dirbau kultūros centre, renginių organizatorių ir aš sugalvojau keliauti į Žagarės vyšnių festivalį. Ten savanoriauti, tiesiog būti savanoriu. Tai aš vieną pat, man buvo kokie 23 gal metą 4, bet tai buvo pirmas kartas, kai aš tokį normalią savanorystę turėjau. Sako, buvau nepatogiai, viena patei išvažiuoti kažkur. Labai auginant patirtis buvau, labai nepatogi, bet labai reikalinga. Tai po to į festivalius važiuodavau, labai daug savanoriavau, labai daug padėjau, žinai. Jo. Dabar savanoriauti, mažiau savanoriauju, bet tik tas dėl to, nes aš jautus, kad aš labai daug iš savęs daudu. Aš labai daug daudu tokios be finansinės gražos kažkokios. Vien dėl to, kad aš noriu daudu, kai manęs paprašo pagalbos. Tiesiog, tai pas manęs kaip tik yra tai, kad aš turiu mokytis jausti ribą, kad neišdalinti savęs, žinai, kad susigražinti. Nes labai daug daudu ir turiu sugrįžti, o kur jau nebereik, žinai. Tai va. Jūs lyderiaujate dabar, taip skaitasi, ne? Tam jaunimo centru. Aš norėčiau, aš nežinau, ar man būtų įdomu, žinai, kaip mane mato kaip lyderį, aš norėčiau, aš nenoriu būti vadovė. Man vadovė, žinai, ir tas, kur ant ten rodo super, aš padaryk to, čia dabar bus taip, aš vadovė nenoriu būti, aš noriu būti lyderį. Aš tikrai noriu lyderiauti, nes tie lyderiai, žinai, būtų tokiai, ani ir nebijus, ani tik ta ani ved, ani boro aplink savam žmonės. Su visas kartoje? Su visas kartoje. Ne pacienskai ten vadovau? Jo. Anims tiesiog, žinai, toks gaunas ir ani teik ir stipriai išjauti savo autentiškumą, kad ani tiesiog vedam to autentiškumą, ani boro aplink savam. Tai čia ir man siekiamybė. Aš noriu būti lyderi. Tikrai noriu lyderiauti, žinai. Ar man tai dabar tai vyks, nežinau, bet aš dedu pastangas ir aš mokaus. Aš skaitau knygas apie lyderystę, aš skaitau knygas apie vadovavimą, aš einu į įvairiausius seminarus, aš mokaus būti lyderi. Nes nesakyčiau, kad tai man yra įgimta, savybės kažkoks turiu, bet aš mokaus tai būti ir aš noriu būti. Kaip man įsekas, reikėtų tikriausiai klausti aplinkos. Manau, kad mokytis sekas. Kad mokytis sekas ir tu žingsnius dėti sekas, bet jo, norėčiau būti tokį didelį lyderį, žinai, kad bus gyvenime. Ir čia dar vienas dalykas, ir kas vyks, mokausi nebijoti, svajoti ir apie svajones kalbėti garsiai, žinai.
Nes kai aš dažnai klausdavau, tu manęs paklaus prieš kokius 2 metus, aš nebūčiau drįsus te pasakyti. Būčiau, žinai, taip susimajus, nu nežinau, ko noriu, nežinau. O dabar aš išsitėjus ir taip, aš noriu būti lyderė. Ir čia dar, žinai, vien tokie ir, kad pamok, kad nebijoti svajoti. Dideliems ir ryškims žmonėms, ne tik tas ryškims apskritai, kai mes esam kažkokie nepatogus, žinai, mes kiekvienas esam kitokiai, vienor ar kitor. Mes kiekvienas turim savo unikalumą, savo autentiškom ir nėra taip, kad aš tik tas vienas kažkokia autentiška, o tu ten vienas esi kažkoks autentiškas. Ne, mes kiekvienas tom turim, tik vieni drįst tom parodyti, kiti nedrįst. Ir ta nedrąsa iš kur atsiranda. Kai mes augam, kažkas mums kažkom pasako, ne, tu ten, žinai, taip nedaryk. Tu čia taip toks nebūk, žinai, taip nesielk, taip vaka nedar, taip žmonės nedar ir mes savai užsidarom, žinai. Bet kai tu leidi savo atrasti ir priimti ton savo autentiškom, kas aš esu, koks aš esu, tu esi ryškus, tu esi autentiškas, tu esi vienetinis. Mes kiekvienas esam vienetinis ir mes kiekvienas turim vienokių ar kitokių svajonių. Ir pasaulio tėvams, mokytojams, aplinka, va tai tokiai kitokiai, negu ką visi daro, dalyką, veiksmą, modelę gyvenimo, mąstyms, mums tiesiog ir nepatogus. Nes su tau reikia dirbti. Ir žmonės nežino, kaip su tau dirbti. Ir įsivaizduokit, klasėje yra 30 vaikų. Ir kiekvienas yra unikalus. Ir reiškia, kad su kiekvienu unikaliu tu turi būti kitoks. Tai reiškia, aš kaip mokytojas, aš su kiekvienu turiu mokytis ir dirbti, iškoti būdą, kaip dirbti. Įsivaizduoju, su 30 vaikų iškoti būdą, kaip dirbti. Čia ir belenkiai didelis darbas. Tai mums, kaip mokytojo, yra labiau patogu, kai visi yra vienodi. Kai visi sėdi tylė, kai nieks nesireišk, kai nieks neišsišuok, kai nieks nešnek per daug. Dėl to, kad man ir patogiau būti. Ir taip, klasės yra per daug vaikų. Ir čia galėtum lysti, žinai, kas ten kaip yra, bet mokytojų ir per sunkia, tai ir natūralu, žinai. Bet iš kitos pusės, kai tas jaunuolis, uns ir nusodinams, uns per gyvenimą, keliaun ir anam gyvenams atneštos pamoks, kur sakau, klauskit, ko manam tai mokan. Tai va tos pamoks per gyvenimą nors yra ten, tam, kad iš to saulą, kur manam sodina, tam, kad iš tos vaikystės, kur maniai neleido būti toks, koks aš buvau, kad aš užsiauginčiau ir atrasčiau to, koks aš iš tikrųjų esu ir ko aš iš tikrųjų noriu. Žinai, nes kai tu jau esi suaugęs, tu kaip tik žiūrėkit, kokie įdomus ir tai žmonės, kad ir biški kitokie, ne? Vat įdomu, nes kai tu rondi savo ton, kas tavo ir kitoniškoms ir kas tu esi, pas tavęs atsirand charizma. Tu nori ar nenori, atsirand charizma. Ir žmonės aplinkau, tu jiems pasidara kažkoks įdomus, žinai. Žiūri ir nesupranti, kas yra tokį, kas anam yra įdomi. O įdomi ir yra tai, kad tas žmogus jau atrado savo, žinai, ton ugnėlį ir savo kitoniškomą. Ir uns leid savo būti tam. Ir tai pritraukia kitus žmonės, žinai. Tai visa tai, kai tu klausinėjai, kur gyvenam suden, uns tavo mokan įėti į savo unikalumą, į savo autentiškumą, į ton, kas aš esu, augant ton charizmą ir tau pačiu augant ton gebėjimą ir leidimą savo svajoti. Nes kai tu pradedi dėti pagal savo vidinį toną, ne kas aš esu, ko aš noriu ir ką aš iš tikrųjų noriu gyventi, tu pradedi norėti dalykų. Tu pradedi tiek daug norėti, nes gyvenams yra įdomus be galo. Įdomia gal ir sėdėti ant sofos ir žiūrėti teleką, kol tu nežinai, apie ko tu esi, tu bijai daryti ir tu tiesiog pripratati apgyventi. Bet kai tu pradedi dėti pagal savo vidinį toną, ugnelį, tu nori ir tuo pabandyti, ir tas yra įdomi, ir čia aš tom galiu daryti, nes tu tiek daug savai atrandi talentų, kad gyvenams pasidar be galo įdomus. Ir tu nori, nenori, tu pradedi svajoti ir pradedi norėti didelių dalykų. Tai leiskit savo norėti didelių dalykų, dėkit būtina žingsnius į tus dalykus,
mokykitės, eikit, bandykit, eikit į tas baimės, katros yra. Svajonė šiaip savo neišsipildys. Nieks net neš ir nepadės jums. Bet jeigu jūs dės minimalius žingsnius, kartais tas žingsnis galbūt parašyti kam nors ir susitikti kavos padaryti kažkokiam žmogom. Čia jau galbūt žingsnis, tas vedonsi tau svajonė. Ir tada tas svajonės būtina pasiekis. Kitiems žmonėms gal atrodyti tai ir per daug, tai ir per didelis svajonės, nes gal nei nedrįs dar svajoti. Bet jūs leiskit, jeigu svajojat, leiskit savo svajoti ir eikit tas svajonės. Ja. O kaip jūs manote, svarbu į tą svajonę turėti? Tipo, svarbu ir svajonę turėti. Jeigu nori pasiekti kažką. Jo. Aš žinokit, kiekvienas metas darau vision boardus. Žinot, kas į vision boardą? Svajonių žemėlapis vadinas, svajonių koležus, įvairių tų pavadinimų yra. Aš tiesiog didelį lapą kiekvienas metas susiklijuoju paveiksliukus, ko aš noriu per tuos metus pasiekti, padaryti, kur noriu atsidurti, kaip noriu, kad būtum ir visko aš su tokiu jausmu. Žinai, kada svajonės pildos dar labiau, kai tu suriš su vidiniu jausmu, žinai. Aš kažką esu išmokus ir pasiemusi savo, žinai, kad aš nenoriu būti kažkur vien dėl to, kad turėti, žinai. Aš nenoriu būti ta lyderė vien dėl to, kad čia manam aukštintom ir kad čia, žinai, aš būčiau pakeltom kažkokį piedestalą. Aš nenoriu kalbėti, aš savam pažiūrėjau, matau, vis laik man dviejai irgi iš svajonių ir kad aš kalbu, stovu ant scenas ir aš kalbu minę žmonių. Vat kažkoks toks vaizdinys ir aš noriu ten atsidurti. Ir aš nenoriu ten atsidurti vien dėl to, kad aš ten gaučiau pripažinimą ir manim ten garbintom žmonės. Bet mano vidų ir jausmus kažkoks, žinai, man gera širdyje. Ir man ta lyderystė, žinai, kai aš pagalvoju apie lyderystę, man vidų ir tokį šilmą, nes galvoju, savo, kiek aš daug galiu sukurti gražių dalykų, žinai. Ne dėl to, kad, čia manim garbins, čia visi dabar manim matys, manim aukštins, tokie, žinai, egoistinė dalyka. Bet man ir iš to, kad, aš noriu tom pasaulį gražesnį padaryti, žinai. Ir aš žinau, kad aš savo talentus išskleisdam, lyderiaudam, aš galiu su tą energiją labai daug gražių dalykų sukurti. Ir tai visi tai mano vision boardą, aš sudedu, žinai, per tokį jausmą. Ko aš noriu sukurti, kur aš noriu atsidurti. Kokį aš jausmą tai noriu patirti, žinai, ir kaip aš noriu jaustys. Ir nežinau, metų, jeigu vis laik išsipildo. Vis laik. Tai dabar skaityk, prieitas metas. Kažkad sausi, vasarį mėnesį, aš įdėjau į vision boardą savo vestuvės, pridėjau lipdukus visokių, tai dabar praėjai pos metų ir tos vestuvės įvyk. Ir tu eksenos įvyk, kaip aš ten nusidėjau, žinai, kaip aš norėjau jaustys, kad būtum jaukis, tikras, grina su jausma, žinai, viskas įvyk, totaliai 100%. Ir dar geriau galėt pasakyti. Čia gerai įdės to vision boardu. Jo. Susidėti tikslus, ko nori pasiekti, iškart žinos, ko reikia siekti. Taip. O ne, tiesiog belė kur. Taip. Ir būtina įdėkite jausmą. Kaip jūs norit jaustys tame momente, ne? Norit mašinos, sakykime mane. Norit mašinas, uždedat mašiną ir pagalvojat, kokį aš jausmą noriu jausti važiuodamas tą mašiną. Man tai pavyzdžiui toks, irgi mašinas norėjau, dėjau, tai dabar mes mašiną turėjom jau. Ir aš vis laik, žinai, aš atsisėdu tą mašiną, aš pasiledu muziką ir man toks vidinis malonom, žinai, toks pilnatvė, komforts, patogoms. Tai va su tokiu jausmu aš įdėjau tą mašiną. Ir va te paten. Ne taip, kad aš tiesiog noriu, bet kaip aš noriu jaustys tame, žinai. Tai padėt, kuo greičiau atėti svajonėms. Čia toks pusiau gaunas manifestavėms. Ar ir tiek girdėti kaip manifestavim. Tai va, tai čia realiai tom vision boardą, kad yra, tu ir realiai manifestuoji. Kad aš dabar jausmį išjautų, kaip aš ten jausus ir aš užfiksuoju vidau ir tada tom vision boardą padarau, padėkoti dar galit. Kad aš dėkuoju, kad aš sau leidau norėti, dėkuoju, kad tai atėjo ir atėjęs ir tiesiog tada palieki. Ir pamatysite išsipildys. Kaip jaunims šių laikų atrodo? Ar užsikūris toks yra, toks galėtų būti geriau? Žinai, yra tokios dvi dalis tarytum. Aš matau dvi dalis jaunimą. Vienas tas, katras yra aktyvus ir tas, katras yra pasyvesnis, žinai. Bet aš galvoju, kad
Tai reikia rasti būdų, kaip tam jaunimo užsikorti, žinai. Nesinormunė ir pas mumis nėra to tokį, žinai, kad čia priekaištauti, kad tas jaunims nieko nenori. Nes tarytum viena dalis yra ta, kad ir nieko nenori. Bet su to vyru viskas gera, nes kartas iki norą reikia daugti. Aš pati galiu pasakyti, kad aš būdam paauglystė, aš nežinojau, ko aš noriu. Aš davau, žinai, ten kažkokius burelius, vien dėl to, ką mano draugis ėjo. Aš nežinojau, tokia aš buvau paprastas, jaunas, vaks pavadinsiu, jaunuolis, paauglys, į mane niek nereikėjo daugiau, žinai. Karts ten nuvarydavom į kokius ten renginius, bet labai reta. Ir mane iki to norą reikėjo daugti. O dabar eik savo, kiek aš daug noriu. Tai, nebijoti, kad tas jaunims dabar nenori. Mums dabar nenori. Ateis laiks, kai jums tikrai norės. Tiesiog, ko mes šiai dieną galim daryti, mes galim siūlyti, mes galim manam kveisti, mes galim manam suteikti erdvį reikštys ir pasireikšti, tiesiog daudant erdvės ir palaikymą anam, kad mums įprasmintom savo gabumus, savo to, ko mums nori ir tokiu būdu mums tukšt. Vat tas momentas anam galbūt, kad mums jau ir pasiruošti, atrasti, būti ir pradėti, žinai, veikti. Bet jeigu mums nenori ir leisti anam nenorėti, nezysti, kad mums yra blogs, eik savo, kiek mums niek nenori. Viskas gera, anam ateis, leisti anam su tau būti. Ir kai jums bus pasiruošti, jums tikrai pradės norėti. Mes iš savo poezijos galėjom tik tą siūlyti ir padėti tam jaunuoliu įsitraukti ir reikštis. Viskas. O visas kitas būdas mes nepriversim mano norėti. Nepriversim, mes ne vieną žmogaus nepriversim būti kažko ir elgtis kažką. Pokytį mes galim daryti vis laik tik tas nusavęs. Tai mes kaip jaunimo centrus, ne, mes galim ateit, žiūrėti, mes neįtraukam jaunimą. Vat kažkas ir ne. Tai ne tai, koks jaunims yra blogs, unsa ne ir unsa nedar. Ko mes kaip jaunimo centrus galim padaryti, kad mes to jaunimą trauktumėm. Kaip mes turėm keistis, kokius mes žingsnius turėm daryti, kad tas jaunims atėtum. Vis laik pradėti nuo savęs, bet kur, netgi gyvenime, kontakt su draugas. Aš pradedu nuo savęs, ko aš galiu padaryti, kad santykis pasikeistum, ko aš galiu padaryti, kad tas mokytos nebebūtum toks užknisojantis ir nervinojantis, žinai, vis laik grįžti savo. Tai ko mes kaip valstybė galėjom padaryti, ko mes kaip jaunimo centrus galėjom padaryti, ko mes kaip savivaldybė galėjom padaryti, kad tas jaunuolis įsitrauktų. Čia ir klausimas. Aš irgi buvau prie tų jaunim, kur ten niek neveikia. Bet tada kažkas užsikurčiam pas man ir pradėjau ir ten savanoriauti, ir ten dalyvauti, ten. Ar užčiuopi kokį nors momentą, ko prasidėjai? Kažkaip nelabai jaučiu. Gal atradau tus draugus ir žmonės toks, kur padeda, nori kartu eiti sur. Tai atsirado pas tavęs žmonių grupė, bendraminčių grupė, ne? Tai čia ir vienas iš būdų, kodėl tas jaunims da kažko nedar. Gal mums nėra atradęs žmonių grupė, su katria mums jautą savo. Gal mums nėra atradęs savo talentą kažkokį. Tiesiog. Tai mes tik tas galim kurti tas erdvis, žinai, kad mums galėtum to atrasti ir savam kažką tai veiksminti, žinai. Jo draugą labai gerai, kartais galbūt, bet aišku pats gali. Taip. Jeigu užsikuri pats, nori pats dalyvauti su tai ir pacientas ir gali. Apskritai jūsų amžiaus yra be galo svarbu, žinai, tos draugystės, kompanijos, nes yra didelis pojūtis vidinis būti grupės dalimi, žinai. Apskritai, čia ne tik tas paaugliams, čia bet kuriam žmogui, tai mūsų didžiausias dalykas, didžiausias noras ir kurti ryšį, žinai, ir turėti tom palaikymą iš žmonių. Tiesiog, kai tu esi suaugęs, tai nebėra iki tiek svarbu, taip, tai yra reikalinga, bet nėra iki tiek svarbu. Jaunuolių tai yra besąlygiškai svarbu. Jis nori būti priimtas, jis nori turėti tom draugų grupį, žinai. Tai čia vienas iš būdų mums, bet kokioms įstaigoms, kurti tokias veiklas, kur galėtum jaunuolį atrasti, net tas žmonių grupės savo. Jo. O tai motyvuodavo, kaip sakė, turėjo palaikymą iš vyrų tik tos. O kas labiau motyvuodavo, ar pati irgi?
Žinai, mano pagrindinis motivatorius yra, aš turiu labai gerą intuiciją. Mano intuicija, aš dabar, kol daugiau ana kliaujus, aš daugiau matau, kokia ana yra stipri ir kokia ana yra gera. Ir aš to leisdavau, dar daugiau leidau reikšti, žinai. Tai mano pagrindinis motivatorius buvo tas vidinis pojūtis. Ilgą gyvenimo dalį aš labai pragyvenau didelio kančio noro savirealizacijas. Iki anas aš tiek praiškojau, tiek dalykų išbandžiau. Atrodo tiek ir pas man visokių mokymų, ko aš tik tas nepraėjau, pas man didelį buvo vidau kančia rasti, kas aš esu. Ir ta kančia buvo man motivatorius iškuoti. Tiesiog tas vidinis, žinai, pojūtis iškuoti. Kas aš esu, kur ir man kels. Ir kai pas man atėjo Ana, kad nusileido tep, su tokiu vidiniu žinojimu, kad viskas, aš čia turiu eiti. Ir tad man vidau pradėjo kortis tą energiją. Tiesiog didelė energija, veiksmą, su aišku žinojimu, ko aš ir ką turiu daryti. Ir tai buvo man motivatorius visą laiką. Ir kai aš ėjau, žinau, su to vidiniu pojūčiu, pradėjo mano intuicija labai reikštys. Nu ir aš tiesiog kažką atradau savam, žinai, ir ton savo vidinį aš. Ir ta mano vidinė ašis yra tas aiškus mano žinojimas ir mano motivatorius, žinai. Ir aš tiesiog anam ledu būti. Ir aš pagal ano lėmu. Viso ir mano gyvenimo pasirinkimą yra nulėmti, bet tokį vidinių pojūčių. Ir kai tas vidinis pojūtis atein, aš tiesiog žinau, kad ir to būti. Nu, čia galim sakyti, kaip pasitikėjimas, tipai. Nu, toks, jo, tikriausiai, kaip ir pasitikėjimas. Nu, jo, nes pasitikėjimas, žinai, čia yra dalis. Dalis savis pažinojimą ir vidinį savo žinojimą. Lygiai taip pat buvo su Ana. Žinai, su Anas paleidimu. Kai aš tiesiog man vidau atėjau žinojimas, viskas. Dabar aš jau anon turiu paleisti. Ir aš anon taip lengvai paleidau. Pukšt ir pasibaigė, žinai. Tai va čia man didžiausias motivatorius. Ir aš galvoju, kad čia yra vienas stipriausių motivatorių atrasti vidovą tokį stiprį, tokį sukurti santykį su savim, žinai, kad tau nebereik išoris, ni palaikymą, ni pripažinimą, ni kažkokios skriptės rodim. Išori, paleikti kažkur, bet aš tokį turiu santykį su savim, kad aš tiesiog žinau. Ir aš linku, kad kiekvienas to atrastom, žinai. Nu, nes tada išori nebe to, ne kitų žmonių egoizmą, ne kitų, nu, tau nieks nieko nebeprimes, kur tu turi būti, kaip tu turi elgtis, ko tu turi daryti, nes tu tiesiog žinai, kaip tu turi gyventi savo gyvenimą ir kokius pasirinkimus daryti. Dar vienas dalykas mano yra atrasti, žinai, man kartas būn, kai aš kalbu ir mano kūnų ėjant tiesiog tokia šiurpa, žinai, vis kūnas pasišiauš, tons nurims. Ir tada įsijung kažkoks, aš nežinau, iš ko rentai žodė, bet aš žinau, kad tai žodė keit. Keit kitus žmonės kažko, žinai. Tai toks, ko nesu atradus, kad kažkoks, žinai, balsimo, natuoni kalbo yra pokyčiaus žinut. Nežinau, ką panveik, nežinau, ko žmonės pasijėm, bet kažkas, žinai, įveiks tuksa, kur tukšt kažkon savo pasijėm. Tai čia dar vienas ir man atradėjams, kad pirmą kartą gyvenime aš išdrįsau pasakyti garsiai. Tai terapinus, žinai, terapinu jumis ir pati dar plus terapinus. Tai man sens gal daryt, norėjom šnekėti, kaip jūs sakėt, kad mokyt žmonės visokius, kad nepasimt kažkon, visi tobulėtus pasais. Kažkoks, žinai, skleidimas. Ir kas atsitinka labai gražu, kai tu leidi savo eiti, tau savo vidinių, kur tu jauti, žinai, tu pats skleidys ir ta šiluma tavo skleidimas, ana nori paliet visus kitus. Kai yra tas tavo tikrus autentiškoms, pavyzdžiui, dabar aš kaip pasakiau toną, ne, kad va, čia per mano kalbą kažkas vyks. Ar jūs manim pasižiūrėt, kokią pasikėlus? Ne, ir toks paprasta, neatrodo, viskas taip paprasta, natūralu, taip turi būti atrodo. Ir žinai, kai tu eini tau savo vidinį, viskas yra taip turi būti, tada nereik nitų šarvų dėtis, kad kažko atlaikyti, žinai, kad kažkam kažko nerudinės, kažkas tai nepriėm, nes viskas tarytum tam be galo natūralu, taip turi būti. Ir tada tu skleidys, kaip kokį gilį, aš dabar, žinai, man vaizdinys ir tu skleidys kaip kokį gilį, didžiulį ir
tai tavo žiedlapė, anei nori, nenori, nei paliet visus kitus. Ir visus kitus įneš kažkokį pokytį. Mes kiekvienas savo autentiškumu ir unikalumu nešam pokytį kitame. Ir mes čia esam, norėdami nešti naudą kitiems. Bet kokiu atveju, kiekvieno žmogaus vidau genetiko yra užkoduota tai, kad aš realiai noriu padėti kitam, žinai. Ir kai mes darom dalyką savanaudišką, dėl pinigų, dėl pripažinimo, kad čia mumis garbintom, mes niekada nerasim vidinės pilnatvės ir vidau bus pojūtis, kad kažkas ir netep, kažkas ir ne iki galo, niekaip aš savęs netrandu. Dėl to, kad tu neišskleidi tikroji savasties, savis, tos dalies, kur kiti žmonės, ir tavo tai žiedlapė, žinai, kad tu žmonės palėt. Nes čia yra esmė, kad mes turėjom nešti pokytį ir padėti kitiems. Vieni par kitiem, tai galbūt visiems. Aš mašinas galiu taisyti, korti tiesiog špakliuoti mašinas, korti gražias mašinas ir tiesiog žmonės nusipirks ir nei džiaugsies, ir nei jaus vidinį, žinai, kažkokį gerom, elementarius, paprastus dalykus, nes kiekvienas yra unikalus. Bet kur, kai tu esi savo dalykį, tame, kam tu esi, tu tiesiog neši ton šelumą, ton šviesą ir tau vidau bus pilnatvė, žinai, kad tu dalinies ir tu neši pokytį ir kažkokį naudą visuomenė. Ir galbūt visokį. Na, jūs nešat kitiem, man tada kiti neša dar kitiem. Taip. Gaunas toks efektas. Ir koks gražus, ne, efektas gaunas. Lygiai tas pats yra iš jūsų, žiūrėkit. Jūs darote ne podcastus ir jūs nežat kažkokį naudą. Kažkon jaunuolė pasiėm savėje, ne, kažkoks vėjas galvo, savo kaip fainė, nei kur, aš irgi visai norėčiau čia kažkon korti. Gal kažkas pradės TikTok korti, gal kažkas pradės drąsiau kalbėti, gal kažkas ten su žmonių kokį nors grupę pradės korti. Ta prasme, kažkokia, žinai, banga automatiškai atsiranda. Ir kaip tai yra gražu. Labai gražu. Pritariu, labai fainai ir taip. Mes tiek nuplaukėm, man atrodo, kad tų klausimų, katros vėžlėkėjo, mes vėl, žinai, nuneši gyvenam. Kabon, bangas. Bet tai ir yra gražu, žiūrėkit. Aišku, čia kad dalyks yra, aišku, vienas momentas, žinai, reiktos struktūros ir to laikymas, ir čia yra gaboms, gebėjams, žinai, laikytis kažkokios tai struktūros, yra reikalinga, vienareikšmiška, bet kitas atvejas yra reikalinga lėsti gyvenimo ir tekėti, žinai, kaip mes pažiūrėjau dabar, mes tiesiog nutekėjom kažkur, ne, ir kažkur mūsų tas pokalbis įvyk. Ir jeigu laikytumė struktūras ir galvotum, savo, čia tik tas step turbūt, čia tik tas tokiai klausimai, žinai, ir tu laikas įsikėbis, ir vidau tam pergyveni, kalstytam, savo, kaip čia bloga, žinai, kažkas netep vyks ir gyveni įtampo, ir tada aš tokio įtampo. Bet mes tiesiog leidom nuplaukti. Žiūrėkit, kaip gražiai tas pokalbis įvyka, ne? Gyvenams lygiai taip pat vyksta. Unsa tiesiog plauk. Ir kai kurias momentas gali laikytis įsikėps, kad tik tas step. Aš paims pavyzdį su Ana, žinai, kai mūnam pakvietėti konkursų jaunimo centrą. Juk aš galėjau laikytis įsikėbus Anas, ne, aš 4 metus laikiau Aną, dariau, aš čia visiems įrodinėjau, čia vis nepalaikė, tai aš dabar turiu laikytis ir įrodyti, kad aš buvau teisi, kad aš čia padarysiu, ne. Ir kokį aš būčiau gražų gyvenimą praleidus prokis. Darbo jaunimo centre, darbas su jaunimu. Kiek daug gražių patirčių praleidus vien dėl to, kad laikausi įsikėbus. Bet tukštą aš paleidau ir aš nutekėjau su gyvenimu, kurums manim vedė. Ir dabar ką fainės skleidus, vėl jautus, kaip skleidus, žinai, jaunimo centre. Tai netgi iš to momento, žinai, toks, ką paprastus dalykus gali pasiimti, žinai, pamokas savo kažkoks, kad, taip, kai kurias momentas, tu turi laikytis tam, kad tu išmoktum, kad tu kažkom pasiimtum, žinai, kad kažkur paaugtum. Tu turi laikytis, nes kartas tas nepatogoms unsa irgi auga. Bet jeigu nepatogoms pasidaro tuksas stiprus, kad esat matyton vaizdą, kad iš vienos pos ir tempama vėrvį, tau ronka ir vėrvį apsukti ir jau ta ronka raudona, bet tu paliekus, kad tu turi paleisti tiesiog ir tekėti, nes kartas ir perskaudu, neberėk. Tu išsėmė visas tas pamoks, o gyvenam sen ir gyvenams yra įvairūs. Ir uns va teik pamokų tau pasiūlys, va teik pasiūlys galimybių, teik pasiūlys tau džiaugsmą, pilnatvės.
tik ta pasitek išskėstom rankom, atvira širdim, su noru mokytis, noru priimti ir pamatys, kokį nuostabų gyvenimą gyvenys. Nes gyvenams mums būtent tam ir kada mums gyventi su tokiu pilnatį, džiaugsmu. Ir jeigu aš nejautu to džiaugsmo, į kažkas vyksta, aš turiu klausti savęs, kas mano gyvenime yra tai, dėl ko aš nejautu džiaugsmą. Nes čia yra natūrali būsena mūsų džiaugtys. Gyventi džiaugsmą ir pilnatvėje. Visiškai natūrali būsena. Tik mes kažkur, nuplaukam ten į končias momentus. Tai rinkim iš džiaugsmą, žiūrėkim, kur ir tas rytis, kur ten džiaugsmą mes galėjom gauti. Negaliu to pačio vietą užsisėdėti labai. Va, kaip jūs su Ana užaugot, bet su to gėlės, pavyzdžiui, pasakysiu, užsiauginot žiedus, bet reikėjo ant numesti ir net kitur vėl užsiauginti tą gražesnis. Ir tai, ar numesti, ar nei dar, ane tiesiog skleidas, nes ta pati ir cena niekur, nedings. Ana tik tas yra sukaupti. Taip, nors taip, kai kurias momentas, būn, kad tu visišką kaip asmenybę pasikeiti. Ir tuo, ko tu išmoka, tu gali visišką tiek pakeisti, kreipti, kad, visišką kažkur kitur nueiti ir kažkaip kitaip. Pas žmonės tai ir susijęn, tai vis tiek yra apie savirealizaciją, apie savisaugimą, aš dirbau ir su jaunimu, vis tiek pas žmonės tai susijęn ir aš tiesiog išaugau. Bet kitas momentas būn žmonėms situacijų, kada tiesiog veik vien dalyk ir nesuprant, kada visai kitur, totaliai srits, kur nesusijęn mechanika visą gyvenim darb ir suprant, kad nori būti menininkas, Ir nam sunku ir paleisti ton žaidą, tada pakeisti, kad numesti tus laps, viskas man tai nebetarnaun, aš noriu daryti kažko kitko. Labai sunkia tada yra, paleisti. Ir mokytis iš naujo ir būti kažkokiam naujam amplua, Jau. Gero, ko dar patartumėt jaunimu, kuris nori kažką daryti, bet bėjai pradėti kažko. Pirmiausia, kas dabar atėjo į galvą, kai tu nori kažko daryti, bet tu bijai, tai, ko mes apkalbėjome, mane iškoti bendraminčių, galbūt tu turi kažkokią idėją, galbūt tu turi kažkokią mintį, tai iškoti bendraminčių, žengti į ton savo baimę, ypatingą, sakau, ten, kur tu nori kažko daryti, bet tu bijai, ten būtent ir reikėti. Gal nebūtina tas dalyks, kur tu nuėsi, uns tau taps kažkokį ten gyvenimą keliu, ten kažkur uns tau atneš. Gal tas dalyks yra būtent tam, kad tu, pavyzdžiui, išmoktum bendrauti su žmonėm, kažko negytum, Tiesiog eiti į tom baimę ir gyvenams gal tau pasiūlys po to dar kažkokių dalykų, kur tu dar daugiau bijuosi, Ir kiekviena ta baimė, kur kažkas ten po tą baimę slepas, augan vis didesnį burbulą, kur tu vis artėjai prie tos savęs. Tai nebijoti eiti tas baimės, borti aplink savam, palaukti, čia biškuliok dar pataisys. Baimės aš turiu omeny ne tas, kur ten lėpti ant stogą daugiau aukščiausiai, 10 metrų aukštį ir aš bijau ir aš ten rilsus filmuoju. Aš ne apie tokias baimės kalbu. Tai, kas kel pavojų gyvybę, saugumo, kažkam, tai ir ne, tai nėra. Tai yra paaugliškas nors, bet tai nėra brandaus žmogaus dalyka. Neužaugsiu tokį. Jo, jeigu norit užaugti, kiekvienas norit jau būti suaugęs, ne? Norit būti suaugę. Ypatinga vaikystėje, aš atsimenu, aš taip norėjau suaugti. Norit būti suaugę, prisimuojant atsakomybę, kai jumis girdėtum, jūs klausytum, jūsų žodis būtum svarbus, jūs būtumėte autoritetingi. Norit tų dalykų. Kuo toliau, tai mažėtas nors, kai jau tampi beveik suaugęs, jau nori vaikų vėl. Bet jūs norit, pažiūrėjau, kai kalbat su tėvas, jūs norit, kai jums tėva girdėtų. Kad jūsų žodis, pavyzdžiui, šeimų, jūsų žodis būtų, gal jūs tom turite, aš nežinau, gal lygiavertiška. Tai vat labai fainė. Bet jeigu, pavyzdžiui, nėra lygiavertiškumo, ten, sakykime, tėvas ir jums visi mato iš tokio aukštesnės pozicijos, ten tėva sako, tu nieko nesupranti, tu nežinai, tai vidau kalstas nors, kad mano žodis būtų svarbus, nes aš jau vis praktiškai suaugęs,
Tai nors būti suaugusiu ir lygiavertiškam santykė su suaugusiu, kai jumis girdėtum, jumis pasitikėtum, jums leistum kažkokius dalykus daryti, jūs klausytumės ir jumis girdėtum, jeigu jūs norit tų savybių, tada jūs turite atsistoti į suaugusių žmogaus poziciją ir paklausti savęs. Lipat ant stogų, daugiabučių, 10 metrų, kažkokias baimės, ar taip elgtų suaugęs žmogus? Ar taip elgtų suaugęs žmogus? Ne. Brandus žmogus. Taip nesielgtum. Taip nesielgtum. Tai jūs kiekvieną, o ką elgtų tas brandus žmogus? Jeigu tas brandus žmogus, jeigu iš kažkokio nejaustom žmonių spaudavimo, draugų, ką davaitę nužlėp, paimtum atsistotum į suaugų žmogaus poziciją, ne, ačiū. Man ir svarbi mano gyvybė, ne, man ir svarbu santykių su manim, aš to nenoriu ir aš atsitraukiu. Tai tas klausimas netgi gali savo užduoti, o kaip situacijos elgtų suaugęs žmogus, jums visai gal padiktauti, kaip jums reikia elgtis, ne? Tai aš nekalbu apie tom baimį, kad aš neru į tokias baimės, žinai, kur kel pavojų. Aš kalbu apie tas baimės, kur jūs norit savam realizuoti, jūs norit paaugti, kažko išmokti ir jūs bijot. Bijot eiti viešą kalbėti, bijot daryti podcast, bijot reel susokti, video daryti. Bijot, darykit, nes tai jums užaugins. Į to, tai kokį dar patarimą? Baimės, draugą, kelkit savo kompetencijas. Kompetencijas aš turiu menį savo įgūdžius auginkit. Nemokat, nežinot, ką ir darom dalyką. Eikite kažkokius seminarus, žiūrėkit YouTube video, gausybė jaunimo centrus įvairiausių. Ateikit ir į jaunimo centrą, sakykit, davai padarom tokį ir tokį seminarą. Davai sukūram ton ir ton. To, ko jums reikia, kur jūs augat. Eikit į tas sritis, kur jūs galite užaugti. Šiaip savo paimsit ir neužaugsit iš savęs. Aš pati gausybę seminarų ir mokaus. Mokykitės ir jūs. Žinai, fainiau ir mokytis ten, kur tau kažkas patinka ir tau rezonau. Nu vat. Ir palaikykit savim. Palaikykit savim ir mylėkit savim. Sugrįžkit vis laikit ant savo vidėnį, žinai, buvį. Apkabinkit. Jums nereikia būti jokies. Niekam nereikia būti tokiam kaip aš. Niekam nereikia būti tokim kaip jūs. Jums reikia būti tokies, kokie esat jūs. Atrasti to ant savo, žinai. O kas aš esu? Kas mūnė yra tas kitaip, unikalu? Kur mūnė patinka? Aš labai didelį gyvenimo dalį, labai kaltinau savo, kad aš esu tik vaikiška, žinai. Tai, žinai, ir aš kažko ten sujaukauju, netgi rimtos situacijos. Galvoju, reikia, kuo tu esi taip mažai? O aš dabar supratau, kad čia ir tiesiog mano dalis žaismingoms. Ir aš anom priėmiau, ir kaip ir lengviau būti. Tai priimkite tą savo dalis, katras yra, kur galvojat, kada nors ir netinkamas, blogas, katras reikia išmesti, kur reikia kažkom pakeisti. Niek nereikia jums savį pakeisti. Jums reikia augti su to, kas jūs esat, užduodant savo klausimus, pagalvojant kartas, o ką peltų suaugęs žmogus, jums reikia augti tiesiog. Ne vienos dalies nereikia išmesti. Jums tik tą savim reikia priimti. Tai to jums ir palinkėčiau. Tai gerai. Tai ačiū už pokalbį. Ačiū. Tai su mums buvo Rita Rokaitė, Vaitekūnė. Labai fainas žmogus, malonus. Labai faina lektorė. Gal ir filosofija būsime. Gal būsim filosofija. Panašu, ne, kad kažkur krypstu. Ir gal filosofijas. Labai panašu. Yes, tai ačiū visiems, kad žiūrėt. Tai susitiksim kitą kartą. Gerai, ačiū. Vis.